Silpnų nervų žiūrovam primygtinai šio video nerekomenduoju žiūrėti. Matydami šią filmuotą medžiagą, jūs greičiausiai pagalvosite, kad mes einame į Liuciferio apleistą olą. Nuo sienų byrantis tinkas ir laiptai verkiantis cheminio valymo vedė ne pas Liuciferį, o pas Jolantą į jos valgyklą. Bet dėka švarių stalų, įgavę kiek drąsos, nusprendžiame visgi šią valgyklą išbandyti. Kaip filmuose zombiai bijo šviesos, taip šioje valgykloje klientai aptarnaujami visiškoje prieblandoje. Bet gana tos įžangos, eikime prie maisto. Į bulvienę, mano nuomonė, buvo sudėtos mėsos iš kepsnių likusių iš po vakar. Nes radome kažko panašaus ir į šonkaulių mėsą, ir į nugarinės. 1,50 € už šaltibarščius atrodo nuostabi kaina, kol nebematai indelių dydį, į kuriuos jinai buvo įpilta. Žemaičių blynai jau kiek didesni, bet juose irgi neaišku, kas sumalė iš po vakar. Tiesa, buvo dar ir silkė. Ji turėtų patikti tiems, kurie labiau nei silkę mėgsta actą. Šios valgyklos karbonado kaina didesnė nei kitose valgyklose. Bet šis mažylis savo dydžiu negalėtų galnėtis nei su mokyklinukui ar darželinukui patektų kepsnių. Tad jei jums nesvarbu, kokį maistą valgote ar mėgstate kažką panašaus į apleistus pastatus, ši valgykla būtent jums.